Bass. Sveiki visi ir čia aš Gvidas, kaip matote, vėl filmuoju Minecraft video ir dabar aš kursiu tokius video, per kuriuos aš tiesiog parodysiu jums, kaip tą dalyką, pastatyti ar sukurti. Tai jo, pirmas video tai bus tiesiog padaryti štai tokį kompiuterį per survival. Ir jo, nežinau, šiaip nėra sunku, tai per šitą video, jo, tai tiesiog pasiėmam šitus daiktus ir biškių vietos reikia ir pradedam. Tai mes pasidarom sieną, maždaug tai va. Tada šiaip nelabai reikėjo. Pikeksas šiaip nebūtinai deimantinis. Jo, tiesiog šitie daiktai, šiaip ir kvarcą galite pakeisti į kitą bloką. Viskas tiesiog, kaip jūs norite. Tai čia skylė. Čia įdedam šitą. Uždedam. Jep. Ir dabar tą patį padarom kitoj pusėje. Štai išeina toksai. Tada paėmėme čia pastatom. Jo. Tai va. Čia uždedam šitą ir išeina klaviatūra. Tai jo, čia klaviatūra šiaip gali jums būti kiekvieną kartą vis kitokia. Čia man ir tas pats, dabar visai kitokia negu čia. Tai nepykit, jei per šį video tiesiog jums gali geriau pavykti. Ir jo, ką dabar darysim, tai čia reikia padaryti skylę. Tai čia padedam bloką. Čia padedam bloką. Čia šitą. Išgriaunam. Ir arba man buginasi, arba čia taip. Va, padedam bloką. Tada šitą įdedam iš naujo. Čia šis klydų, sorry. Tada čia įdedam šitą. Čia tai va. Beveik jau pastatyta. Bet šitas dalykas jums gali būti anoniminis. Nežinau. Ar jūs norit jį pastatyti ar ne, tai jei tiesiog norėsit, padėkit jį čia va, ne tą pusę blemą uždėjau. Tai va, jis gali būti kaip jums koks monitorius, ar nežinau, man tai bent jis taip atrodo ir tada jums trūksta tik tai šitas. Tai įdedame taip ir štai jūsų kompiuteris. Jo, pirmus kartus padaryti su tom galvom gali jums nepavykti. Tikrai pripažinsiu, ir man nepavyko daug kartų, bet po to pabandau ir pavyks. Tai jo, jei nepavyks, tiesiog bandykite iš naujo. Ir ką tada? Laikinkite, subscribinkite, prenumeruokite, laukite naujų šitų video. Kaip matot, kaip sakiau, darysiu visokius tokius dalykus. Tai gerai tada. Iki pasimatymo.